Tai va šitą vietoje Landsbergis jaunasis, jisai turi paveldėjęs, kaip sakyti, jis turi šeimos misiją, nešti tą tikėjimą. Teisingas jis ar neteisingas, vis tiek reikia tikėti. Ir tiesą sakant, ir tuo, manyčiau, yra užsikrėtusi didžiąją dalimi visą konservatorių partiją. Jeigu, tie, kurie neužsikrėtė, tie buvo priversti išeiti iš partijos ar geruoju, arba bloguoju. O visi likusieji, tavarsai, jie iš esmės kartoja tą patį naratyvą ir aišku, čia dar kitas loginis paradoksas, kad anksčiau ar vėliau tą patį kartojant, dabar mes galime su jumis žodžiu kartoti, ateis vasara, nors šiandien yra gruodis, ateis po pusės metų, ateis, žodžiu, paskui vėl, žodžiu, o jeigu mes ir toliau kartosim, o po 6 mėnesių vėl ateis vasara, dar po 6 mėnesių vėl ateis, vadate, tam tikri procesai kartojasi. Ir jeigu tu laikais įsikibęs to naratyvo, žodžiu, kad kažkas sugrius, viskas sugriuva, žmonės nėra amžini, valstybės nėra amžinos, sistemos nėra amžinos ir panašiai. Taip, kad tas jau toksai, žodžiu, gyvenimiška patirtis tokia, gal primityvi, bet jinai veikia ir kas svarbiausia, kad lietuviams jinai yra priimtina ir tiki. Aš mačiau, kitoj visuomeniai tai nesuveiktų, bet šitoj visuomeniai, katalikiška visuomenė, politiškai jinai labai neišranki. Matote, jeigu netgi socialdemokratai, kuriuos konservatoriai laiko praktiškai vos nepermanentiniais išdavikais ir blogiečiais, jie sugeba laimėti rinkimus ir paskui pakeisti vedlį. Premjerė žadėjo būti viena, o staiga ir visi viską norėjo. Žiūrėkite, nevyko jokių demonstracijų. Taigi, aišku, aš negalėjau demonstruoti, nes aš nebalsavau už juos, sakant, bet ta masė, kuri už juos balsavo, jinai kaip ir turėjo reikšti nepasitenkinimą, nes mes balsavom jau už Viliją, o kodėl dabar, žodžiu, kitas, jo vyrukas absoliučiai kitas. Bet ne, visuomenė su visko susitaikė, pas mus yra dar kitas dalykas, psichologinis. Valdžia žino geriau. Tai ateina dar iš baudžiavos. Bet čia iš baudžiavos, čia baudžiaunimo yra logika. Ponas žino geriau. O tai ateina nuo 14 amžiaus pradžios. Nuo to, kai Vytautas pradeda įbaudžiauninti laisvosius valstiečius. Ir tie, kurie bando priešintis, kad jie maždaug jau ūkininkaus savaip, jiems nukapoja galvas, tas 1413 metų, 13, paskui 17, 18, ten tie sukilimai Žemaitijoje. Tai kad didesni, mažesni, kuriuos Vytautas, taip sakant, krauju nutildo ir įdiegia tą, kad jeigu tu turi kardą ir tu turi titulą, tu ir žinai, o visi kiti nežino. Tai šio požiūriu... Bet kaip galima šitie feodalizme gyventi? Nes tas tokio baudžiauninko genas, tai jaučiasi Lietuvyje. Labai jau natūraliai. Taip norisi, kad mylėta valdžia. Ta, ką Vytautas užkūrė, ta baudžiava išsilaikė netgi... O čia yra paradoksas. Vytauto, mes dabar vis laikas, Vytautas, jis herojus, dabar, žiūrėjau, pažiūrėkime jo šešėlius, ar ne? Vytauto sukurta baudžiava išsilaikė ilgiau negu Lietuvos valstybė. Lietuvos valstybė, sakyp tai, formaliai jinai yra inkorporuojama į Lenkiją po Liublino unijos, bet ir po Liublino unijos jau bendroji Žečpospolita žlugo 1795. Baudžiava panaikinta 1861. Dar po valstybės sunaikinimo, išnykimo iš žemėlapio sukurta baudžiavinė sistema išsilaiko dar 70 metų. Įsivaizduojate? Kokia yra inercija? Tai palaukit, o iš kur tada tas laisvas žmogus? Kiek skaitė Basanavičiaus Aušrą žmonių? Kiek skaitė tenai Kudirkos varpą? Vienetai skaitė, vienetai ir žinojo. O visi kiti taip ir gyveno, tiesą sakant. Ir kai ateina tie 40 metai nelaimingi, tai irgi viskas pakankamai aišku. Baltušis, kai parašė apie Juzą, tai jau taip jau... Jo, Žemaitė. Juza yra, čia yra toksai Juzų visuomenė. Žiūrėkit, dabar dar vienas toksai dalykas, kur žmonės buvo sujaudinęs baisiausia, aš tiesiog apžvelginėjau savo galvoje tos įvykius visus ir susivedžiu, paklausiau čia interneto, o kas čia įvykę yra su toms didžiosiom konservatorių, kurios turėjo sugriauti, tom korupciniam bylom. Ir aš skaitau tokį sakinį. Oficialius, čia yra apie tą kriptovaliutų kasyklą. Mhm.
Oficialius verslo santykius su Kauno termofikacinė elektrinė dėl kriptovaliutų kasimo užmezgė bendrovė Exvat, valdoma Alfonso Ambrazo, artimo Germano aplinkos žmogaus. Ši įmonė buvo įkurta 22 metais ir tyrimo metu nustatyta, kad 23 metais ir 24 metų iki vasario 24 metų Exvat naudos gavėjas per bendrovę Euromet Monitoring buvo Mindaugas Navickas. Čia Navickienės vyras. Aš kai šitą apie... Ir viskas, mes Navickienės vyras išeitų, kasa prisijungia prie generatoriaus, kasa generuoja valiutą, kriptovaliutą, o jinai iki šiol viskas. Jinai ne prie ko, jinai partijoje. Mes tą bylą esame viešumą pamiršę pilnai, o mes čia turim tiesioginį išėjimą į klaikę, baisę korupciją, naudojimąsi tarnybą ir taip toliau. Kaip va šitas jiems nueina, kaip tam ponui nueina ir tai, kaip nuo žąsies vanduo? Labai natūraliai. O jūs kokioje sistemoje, Rūta, gyvenate? O aš nežinau, žinokit. Aš dažnai pagalvoju, o aš tokia kvazi-demokratija. Ne, turbūt jo, galima ir taip vadinti, bet turbūt, kad dabar didžioji dalis vakarų taip gyvena. Jūs pasižiūrėkite, o kaip yra Bidenas ir jo sūnus. Taip. Nu tai dabar aišku ateina Trumpas, bet jam reikėjo ateina tam tikri pagrasiniai, jam reikėjo amnestuoti. Tai reiškia, mes esam pažengę, mes esam pažengę daugiau, taip. Mes į tokias smulkmenas nekreipiam dėmesio. Pas mus teisinė sistema yra, palaukite, mūsų teisinė sistema, jinai kaip formavosi žmonės iš pradžių atėjo tie patys sovietiniai prokurorai, milicininkai tapo staiga policininkas, mes visi matėm su jumis, kaip keitėsi uniformos, iš pradžių ženkleliai tik keitėsi ant kepurių, paskui kepurės keitėsi, paskui uniformos, tą viską mes matėm ir ta sistema niekur nedingo, o vėliau jinai adaptavosi prie vakarų, išgyventi visiems kažkaip reikėjo, o vakarai, plačiaja prasme, matote, demokratija visada yra susijusi su vergystė šiaip. Atėnuose jinai buvo galima tik tai todėl, kad egzistavo vergovė. Ir vėliau, kai jinai egzistavo Romos imperijoje, Romos miestas buvo laikai, kai jisai turėjo netoli 1 milijono gyventojų. Gyventojų, ne piliečių. Gyventojų. Iš jo didžioji dalis buvo vergai arba nelaisvieji.